Labas. Šiandien leidžiu laiką safari parke, daug gyvūnų aplinkui ir man tai priminė vieną svarbią istoriją, finansinę istoriją iš tikrųjų. Ir tris išvadas, kurias galim padaryti paklausus šitos istorijos. Tai šiandien video būtent apie istoriją ir tas 3 pamokas. Taigi, istorija labai paprasta ir tikiuosi, kad daugelis jūsų esate tą istoriją vienaip ar kitaip girdėję. Ir kas ten vyksta? Gyveno kartą dėdukas ir bobutė. Jie gyveno labai vargingai, sunkiai vertėsi ir galvojo kiekvieną dieną, kaip prasimaitinti. Galiausiai susitaupė šiek tiek pinigų ir tam, kad galėtų turėti maisto, nusprendė įsigyti žąsį. Žąsis dės kiaušinius, jie turės bent jau minimaliai ką valgyti. Sustaupė pinigus, nusipirkė žąsį, jie pastebi, kad žąsis sekantį rytą padėjo ne bet kokį kiaušinį, o teisingai auksinį kiaušinį. Jie tą kiaušinį priduoda į auksakalių, gauna pinigų, turi maisto, turi ką valgyti, sekantį dieną, vėl rytas, vėl žąsis padeda ne bet kokį kiaušinį, ne paprastą kiaušinį, o auksinį kiaušinį. Ir tai kartojas nuolatos. Ir galiausiai, kas vyksta, tai dėdukas ir bobutė tampa godus ir nusprendžia, kad vienos žąsies jiems negana, kuri deda auksinius kiaušinius, reikia daugiau žąsų. Tad jie nusprendžia labai paprastai padaryti, tai yra išnagrinėti, kaip ta žąsis deda tuos kiaušinius. Vieną rytą jie čiumpa žąsį už sprando, nusuka į galvą, perskrodžia ir pamato, kad viduje yra tik vienas mažytis beresantis nedidukas auksinis kiaušinukas. Sekantis rytas, nei žąsies, nei kiaušinių. Tai istorija štai tokia, esu tikras, kad ją girdėjot. Dabar kokios tos 3 pamokos, ką galim padaryti iš šitos pasakos. Pirmoji pamoka. Net jeigu jums sekasi sunkiai, net jeigu jums striuka su pinigais, striuka su finansais, striuka gal net su laiku, investuoti yra būtina. Investuoti reikia tada, kada yra sunku, tada, kada yra įtampa, galim sakyti, taip padaryti. Ir investuoti, kai yra gerai jums finansiškai, yra būtina. Bet vėlgi svarbu yra pradėti investuoti netgi tada yra, kada sunku. Nes jeigu nepradėsi investuoti tada, kada yra sunku, ateityje nebus lengva. Šiai dienai, tai yra, jeigu jums dabar yra lengva, pradėkite investuoti, ateityje bus dar lengviau. Jeigu yra sunku, pradėkite investuoti, ateityje bus lengviau. Tai pirmoji pamoka, nesvarbu kokia yra situacija, nesvarbu kokia finansinė padėtis, pradėkite investuoti. Antroji pamoka. Jeigu pradedate investuoti, arba taip jau turite kapitalą, neišleiskite to kapitalo vėjams, panaudokite jį tikslingai. Padarykite taip, kad jis generuotų pasyvias pajamas. Suinvestuokite į tokius šaltinius, kur generuotų jums kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną, net kai jūs miegate, pajamas netgi tada, kada nedirbate. Tai yra susikurkite pasyvias pajamas. Ir nepraraskite savo kapitalo. Niekada nepraraskite savo kapitalo. Kaip kad tas dėdukas bobutė nusuko žąsį sprandą ir nebeturi sekančią dieną kiaušinių, lygiai taip pat didelė dalis iš jūsų galbūt turėjote kažkokį tokį kapitalą, jį išleidote kažkam nelabai reikšmingo, kažkiems savo norams ir savo pirkiniams. Dėl to dabar negalite tų pirkinių pirkti nuolatos. Taip, kad antroji pamoka, neprakniskit savo kapitalo, saugit savo pinigus, investuokite juos išmintingai. Trečioji pamoka. Investuodami, netapkite pernelyg godus, nes jeigu stengsitės iš vienos žąsies išpešti 10 kiaušinių, greičiausiai bus taip, kad neteksite nei kiaušinių, nei pačios žąsies. Tai investuodami, jeigu vaikysitės pernelyg didelio pelningumo, gali būti, kad tiesiog savo pinigus prarasite. Tai štai tokios 3 pamokos iš tos istorijos, tos pasakos, kurią tikiuosi, kad esate girdėję visi ir jau tikriausiai ne vieną kartą. Tai dar kartelį. Pirmas dalykas, nesvarbu kokia situacija, investuokite. Antras dalykas, išsaugokit kapitalą, niekada neprarasit savo kapitalą. Ir trečia pamoka, tai nebūkite pernelyg godus. Investuokite išmintingai, supraskite finansinius įrankius ir kiek jie grąžos gali atnešti, nesivaikykit pernelyg didelių palūkanų. Tokios štai tos 3 pamokos, ačiū, kad žiūrėjot ir palikit savo komentarą po šio video, ar patiko informacija, ar panaudosit ją. Pasidalinkit, jeigu buvo naudingas draugais, paspauskit laiką, jeigu patiko, jeigu nepatiko, galbūt paspauskit kažką tai kitą. Taip kad ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitose video. Ate.